Čia tu padarai klaidą. Bet šitą reikėjo dar. A čia girdisi? Punch my bumble. Punch my bumble. Žodžiu, buvo pas mus apsistoję mūsų seni geri draugai. Mes neprodėm jums Vilniaus, į Vilnių patys pažiūrėjom, bet kelias vietas nuvežėm ir skaniai pavalgėm. Papirtinom, išmaudėm, išplovėm, pamaitinom ir dabar saugus siunčiam į Ispaniją. Budapeštą. Nu ką, blemais, Budapeštas, sorry. Siunčiam dabar juos į Budapeštą parvežti Lietuvai medalių. Taip. Ir tikime, kad taip ir bus. Taip. Tik taip. Svarbiausia įtempti raumenis ir tikėti savimi. Nepaleis pilvo. Nepaleis pilvo. O, sveiki, susitikome pirmasis. Čia susipažinkit, čia yra Valentas, tave filmuos visą kelionę, tavo trusikus, tavo kūną, tavo blakstienas, garbanas. Tai va, sutikom pirmus radom vietoj, dar kažkelių atletų nėra. Kur to mikrofonas? Kitą kartą, kai keliavau, laukiau Lauros, yra tokia čerkelė. Aš ją jau nužiūrėjau, tada gal iš pinigėlių buvo gaila, nes, nežinau, kiek Portugalių išleisti. Tai jau žinau, ką reikia paimti tėvų į barą. Sakyk, operatoriau, šitą? Hello? Tam aroste. Ir šunys ėjo, žinai, kai kartais eina pro šaltikrį. Tas šuo sustojęs atikrina, sako, I have a sandwich. Nu, okei, eina vėl tas šuo pristoja prie. Viskas jį išvedė ten į kambarį, nurengė, liepė trūsikus nusimauti. Dėl to, kad sumuštinį turėjo. Nenurengė dar. Būna, kad nurengė ir daugiau. Dar trauk vairą, dar paim. Nu, jis tai filmuoja, jūs nematot. Porą treniruočių, kaip sutvarkyti rankas jūs. Jisai gaudo gerus kadrus. Jeigu eini kažkur tai valgyti, būna, kad pamatai žmonės, žinai. Kai tas tricepsas gražiai važiuoja, ne? Gražiai. Aš negaliu. Atskirą gyvenimą gyvenamis. Yeah, so we just naują draugą, jis mane pats iškalbino ir mes pašnekėjom pusantros valandos. Labai prikolinė čuvakas. Skaidėm, palikom po 4, nežinom, kur kitas mūsų komandos gabalas pasiliko, bet tikiuosi susitiksime už kokių 20 minučių prie apartmento. Pirmą kartą matom tokią sistemą laukimo. Gražiai eilutė turi laukti savo numeriuko Uberio ir tik tada įlipi. But do you have any questions at the moment about the apartment or about anything? No. Okay, then here is the key. Kas turi pageidavimų su kažkom taip miegoti arba kažkokiu ten papildomų, kas gal neįgalų? Šiandien tu pasiruošus esi gyvenimui prisivalgius. Kitas momentas, ką dar reikia nuspręsti, rytoj nuo 1 iki 4 yra čekinas. Ir žiūrėk, dabar viską, ką statyk, visą tą ištempi ir šitą išrečiam į teisėjus. Va, įtrauk pilvą, įtemp kojas baisiai. Gerai. Dabar tu turi stovėti, žiūrėk, pėdutės, kad būtų taip. Gerai. Pasiaurink pėdas. Ištemp nugarytę biškį. Žiūrėk, negaliu delnų matyti. Gerai. Alkūniai priekį biškutį tavo. Neplės nugarytės, jo, užteks. Front pose padaryti šitoj vietoj. Įtrauk pilvą. Nu, labai gerai. Davai. Keliukus tenkis išsukti į išorę, atsimeni. O. Gerai. Talija, kiek eina? O taip sėdi? Taip ir išnyra koja. O, sėdžiu. Tratatūnas. Užėmą tą aprangą, sako, nu kas yra, kas tazeris, ginklas, kol nusiimdavai. Chocolate milk shop.
For the mixture? For me, please. For milk. Thank you. Paragausim, ar vis dėlto skonis yra išlikęs, koks buvo, nes jisai tikrai būdavo... Thank you. Jau tu filmuoji, nes prisivalgęs, tu nebešneku nieko. Nu, pažiūrėk. Po 50. Čia toks kvepia? Čia viskas žalia, girdė pas mus net. Nu, lapai, pažiūrėk, kokie dideli. Taip, tai pavyzdžiui, spalį, kai pas mūsų būna šalta, ne, spalis. Čia tvarai mes 16-15. Važiuoju su registracijom, Varšuvai labai brangus. 50 pas bukai, tai netai 20. Keliaujam į registraciją. Tai turim užsiregistruoti, registracija yra nuo 1 iki 4, tai visos susiderins savo reikaliukus, makiažus, grimus, pasims numeriuką ir viskas, ir sužinosim, o rytoj startas. Hello, we just came to register what we have to do. Let's start with the category first. Regional, I guess. Yeah. Regional. Yes. Yeah, she's regional. Hello. Are you? Good. Are you okay? Yeah, of course. That only this document. Please, name or birth of date and 120 euro. I like your photos and videos. Thank you very much. Bit too small. Look like if she do the wider, a little bit wider. Pakelk glūtą. Kur Virgina buvo? Andingo. Jau vaidino, palauk. Gabrieliukas nepasiekė dar. Per trumpas. Šakas. Koks fainas. Šitas fainas. Nu, po to po varžybų suvalgys kažką. Tortuko. Skanu ir kas keista, kad neriebu. Ragaujam šitą dalyką. O čia gavosi taip, kad pamiršom įsijungti mikrofoną ir ką papasakosiu dabar. Čia yra Eisegul, jinai yra wellness pro kaip ir aš ir mes susipažinome 21 metais Ispanijoje turnyre ir nuo to laiko tapome geriausiamis draugėmis. Tai yra nuostabus žmogus, labai šiltas žmogus, jinai visą laiką atvažiuoja mane palaikyti varžybose ir netgi jeigu jinai nedalyvauja. Jinai atlieka fizioterapiją, masažo seansus būtent kulturistam prieš varžybas, būna važiuoja į įvairius didžiausius turnyrus kitose šalyse ir kaip matote guli Virginija ir jai bandom išvarinėti dar tą paskutinį vandenuką, tai labai džiaugiuosi, kad visą laiką Eisegul yra su manim, su mumis, su mūsų atletais ir nekartą yra man padėjus, tai tokia pabaiga ir laukite tęsinio apie varžybų dieną.